Sveiki, aš esu Jurga Želvytė, vedoastrologė. Jūs esat mano kanale Vedoastrologija lietuviškai. Nu ką, rytoj kovo 11. Taip, kad su gimtadieniu Lietuva. Tik tiek, kad tas mūsų gimtadienis pasaulinių įvykių fone, taip, kažkaip taip biškai ir baisokai darosi. O dar pasižiūrėjusi tą mūsų naująjį metinį horoskopą, nes kovo 11 įsijungia Lietuvos naujasis horoskopas, tas šitam, tai kažkaip tai pradžioje truputėlį baisokai darosi. Nu, paskui ten giliau panagrinėjus, tai liktai tokių kažkokių didelių gal kažkokių tai sukrėtimų ir nebus šitam, bet kažkokioj tokioj permanentiniai kriziai, tai būsim visus metus šitą. Nu tai va, tai tada pasižiūrime. Vat štai, čia yra tas mūsų metinis horoskopas Lietuvos, kuris jisai įsijungia kovo 11, 26 metais ir bus iki kovo 11, 27 metais. Nu, šitie horoskopai, jie tiesiog patikslina kažkokius tai įvykius. Aišku, čia gal bendrą foną tokį patikslina. Nes jeigu tai paimti tą tikrąjį tą Lietuvos horoskopą, tai ten tie periodai, jie tokie labai ilgi. Dabar mūsų valstybė praeidinėja tokį, tos vadinamos šešėlinės planetos Rahu periodą. Tai tas periodas ten tęsiasi 18 metų. Nu, ir dabar tas subperiodas yra Mėnulio šita. Tai irgi ten 1,5 metų kažkur tai. O šitie, šitas, metinis horoskopas, jisai, jisai kažkaip tai patikslina tą visą tą foną, koksai jisai bus šitą. Ir aišku, ten tokie reikšmingi įvykiai paprastai vyksta tada, kada kažkokios rezonuoja, kažkokios kombinacijos, tokios, kurios yra tame pagrindinėme horoskope, kada jos įsijungia. Tai šiais metais turime tokią kombinaciją, kuri yra mūsų to Lietuvos horoskopo, čia 4 name, yra Marsas su Rahu. Ir šiais metais tas Marsas su Rahu ir įsijungia. Ir Marsas su Rahu principai yra, ko gero, mūsų tame horoskope pati tokia, sunkiausia ir blogiausia kombinacija. Tai už tai dar kaip tas fonas, tas toksai geopolitinis toks yra. Ir kai čia jinai įsijungia, tai žinote, taip truputėlį ir neramu darosi, kaip sakyti. Nes jeigu taip, kaip traktuoja, ypatingai šiais laikais, tai tą Marsą su Rahu traktuoja kaip bombos, kaip sprogimai kažkokie. Tai, aišku, tas sprogimas, jisai nebūtinai turi būti, kaip sakyt, iš tiesų, taip, fiziniai, grinai ten ta bomba, jisai sprogti gali ir, kaip sakant, ir kitose kontekstuose kažkas gali sprogti. Bet jeigu tai paėmus, praeitus tos mūsų laikotarpius, tai paskutinį kartą jisai buvo įsijungęs 21 metais. Jisai buvo įsijungęs 12 name, čia buvo Rahu su Marsu. Ir tada tas buvo tų migrantų krizė, ta didžioji, iš Baltarusijos tenais ėjo. Aišku, 12 namas yra kartu nuostoliai kartu, tai ten tų nuostolių valstybė tikrai ten tvoras tas statė, ten viską ten, tos migrantus ten reikėjo ten priiminėti, ten maitinti, ten taip, kad ten buvo, ten ir iš tiesų tada buvo tokia krizė. Dabar kokia ta krizė? Dar kada, bet iš kitos pusės ta kombinacija, pavyzdžiui, kaip pagrindiniam tam valstybės tame horoskope, kada buvo tie didieji periodai, kada ėjo, tai kai buvo Marso Rahu tas periodas, tai mes įstojame į Europos Sąjungą. Irgi nebuvo paprastas periodas, nebuvo tenais lengvai, tas žemės ūkis ten nukentėjo, tenai šitą, bet iš kitos pusės tada jau, kada mes stojame į tą Europos Sąjungą, tai tas toksai
saugumo klausimas, jisai juk tvyrojo tada ore, kaip sakant. Tai vat nežinau, panašu, kad kažkas tokio galėtų būti ir šiais metais. Nu, iš kitos pusės, vat aišku, tas septintas namas, va čia 7 name, va čia yra 1, va čia yra 7. Tai iš tiesų yra toksai ir, nu, gali būti kažkokie konfliktai, kažkokie, nu, tame tarpe ir karas gali būti. Na, aišku, čia vien tokios kombinacijos neužtenka, jų turi būti daugiau. Ten 6 turi įsijungti, 12, 3 tenais, nu, čia kaip ir niekas nieko neįsijungia tokio. Nu, gerai, bet pradėsiu nuo pradžių. Tai va, tai mes čia turime kylantį ženklą, nu, liūtą. Liūtas iš principo, tai kaip, nu, kaip jisai valstybės kontekste, tai čia turėtų būti kažkaip, tai valstybė turėtų bandyti reikštis kažkaip tai ryškiau, tenais, nu, kažkokios ambicijos, kažkokios, tai va, kažkoks autoritetas, kažkoks, tai čia kažkaip tai turėtų labiau reikštis šitą. Nu, tik tiek, kad čia yra Ketų. O Ketų tai tuos visus pasireiškimus, tuos bandys pastoviai nukirsti šitą. Aplamai tai Ketų, ir čia va šita ašis Ketų Rahu, jos yra, nu tai yra karminė ašis tokia. Ta prasme, kad jinai, tie įvykiai, iš vienos pusės tie įvykiai kažkokias energijas, ta Ketų atneša iš praeities šitą. O Rahu tai reiškia, kad šitie įvykiai, jie turės, nu, įtakos turės valstybės ateičiai šitą. Taip, nu, iš kitos pusės tai yra tokios šešėlinės tos planetos skaitosi, bet kartu jos karminės yra. Ta visa vedinė astrologija, ta visa karmos, ta visa, kaip sakant, ta teorija tokia, tai va čia pagrindas yra tos šešėlinės planetos šitą. Nu tai va, tai dabar liūto šeimininkas Saulė yra vėl va tam 7 name. Taip, kad va, kažkas tokio čia susijusio su tais konfliktais, su tais. Nu, aišku, gali būti ir kažkokie sąjungininkai, kažkokios sutartys, ar tai jos nutraukiamos, ar tai jos pasirašomos, ar jos, nu, suprasti šitos dalykus, žinot, yra labai, kaip sakant, sudėtinga. Pas tas aukštesnės jėgas ten fantazija yra tokia, kad mums čia žemės kirminam tai pasakyti konkrečiai, kad bus čia tas ar ten tas, tai čia tikrai yra neįmanoma. Tiesiog pat kažkokios fonas, kažkokios sritis, kurios labiau įsijungia, tos dalykus gali pasakyti šitą. Tai vat. Nu, va, dar kas tokio, tokio yra nelabai čia tokio gero. Tai Venera su Saturnu 8 name. 8 namas vėlgi krizės visokiausios ir ta krizė jinai bus ilgalaikė, kadangi Saturnas duoda tokias, kažką tokio ilgo, tokio besitempiančio, tokio niekados nesibaigiančio. Tai vat kažkokia ten, čia kadangi tas ašis tai yra 2, 8, tai kažkokia ekonomika kažkas gali būti susiję, kažką tai tokio reikės tokio daryti ten šitą. Bet tik tiek, kad va čia yra Venera ir Venera yra egzaltuota, egzaltacijoje. 8 namas, jai aišku, nėra gerai, bet kadangi jinai yra egzaltuota, tai vis tiek kažkaip tai bus sprendžiama šitą. Ir kažkokia Venera aplamai tai diplomatijos šitą tokia, signifikatorius. Tai kažkas tokio, nebūtinai grinai diplomatija, gali būti tiesiog iš tiesų bandoma kažkokia pusiausvyrą kažkokia, tai kažkaip diplomatiškai išsisukti iš visų tų krizių tų. Tiek, kad Venera yra va šito 10 namo, tai čia aukščiausios valdžios, šeimininkas 8. Tai ta aukščiausia valdžia bus visą laiką kažkokioj krizėj tokioj. Tik tiek, kad jinai turbūt ganėtinai sėkmingai gebės ten visą tai spręsti šitą. Tikėsimės, kad čia tai bus. Dar Venera yra va šito 3 namo šeimininkė. Čia svarstyklės yra. Ir čia yra Munchas. Munchas rodo, kur ta visa tokia pagrindinis dėmesys, ta visa energija bus nukreipta. 3 namas tai jisai yra, kaip čia, ir gali, aišku, ten ta visa žiniasklaida būti čia, visa žurnalistika, ten visos tos tokios, kaip sakant, ten transportas visokiausias, bet kartu tai yra kaimynai. Man tai taip matosi, kad čia greičiausiai bus susiję viskas su ta regioninė politika.
to nu ne tik, kad Lietuva, bet visos aplinkinės tos valstybės ir kažkokie čia tokie regioniniai tie klausimai, ar kažkokios naujos sutartys, ar kažkas iširs, kažkas susidarys, kažkas tai va čia bus sprendžiama. Nu, aš taip manau, bet tai aišku, čia mano tie matymai tokie, tai gal kažkaip tai bus kažkas ir kitaip. Nu, tikėsimės, kad čia labai kažkas nesusproks labai stipriai. Nu, tiek, kad va čia yra Jupiteris. Jupiteris 11 name, vėlgi čia visokie šitie sąjungininkai visokie, kažkokie partneriai, kažkokie tai. Nu, ir aplamai tai Jupiteris yra tokia planeta, kuri, nu, tokia duoda apsaugą. Tai jisai aspektuoja čia va šitą 7, šitą visas, šitą planetos čia visos susirinkusios, visas tas irgi. Tas labai čia sunkus šitas stėliumas, taip vadinamas. Bet jisai dar aspektuoja ir va šitą 3 šitą. Taip, kad tikėsimės, kad čia viskas bus, nu, kažkaip išsispręs. Sunkiai galbūt, bet spręsis. Dabar dar čia kas yra Mėnulis. Mėnulis, nu, 5 čia irgi geras, toksai labai namas čia irgi kažkokia politika kažkokia, tai, nu, kadangi šaulys, tai kažkokia ideologija kažkokia, tai reiškia, čia vis tiek bus, tai su ideologija kažkokia ten susiję, bet tik tiek, kad tą Mėnulį aspektuoja Saturnas, taip, kad tų baimių čia užteks šitą. Ir dar Mėnulis yra 12 namo šeimininkas, taip, kad, nu, tokia baimė ateinanti iš tos išorės, tai jinai čia tikrai bus čia susijusi su tais karais visai čia, kas pasaulyje darosi šitą. Nu, bet vat Jupiteris, kadangi aspektuoja, tai kažkokios viltis kažkokios, tai kažkokios čia turėtų būti, nebus jau taip labai baisiai blogai. Taip, dabar mes dar galim pasižiūrėti, kadangi čia vat šitas Marsas su Rahu, jisai, nu, jie čia 4 name stovi, čia daugiausiai tos temos to 4, nu, teritorinės tos apsaugos, ten tos čia visos tos infrastruktūros, visa kita, tai pasižiūrim šitą 4 namo išklotinę šitą. Ką jinai čia mums sako. Nu va, ką matome. Kylantis ženklas yra Skorpionas. Skorpionas tai vėl toksai ženklas tokių visokiausių krizių. Ir kartu tai, kadangi Skorpiono tas, nu, valdovas yra Marsas, o Marsas vėl karo šitą planetą. Taip, kad ta tema karo čia bus irgi labai stipriai. Ir čia stovi Saulė. Taip, kad vėl visas tas, nu, valdžia turės čia labai stipriai spręsti visas tas temas susijusios būtent va čia su apsauga, su teritorijom, su infrastruktūrom kažkokiam. Čia visą tai. Ir vat Skorpiono šeimininkas Marsas stovi 7 name. Tai vėl reiškia spaudimas kažkoks, tai iš išorės bus labai, labai didelis šitą. Ir vat vėl šita vat konfiguracija, tai iš 8 namo ta Venera su Saturnu keliasi vat irgi šičia į to 4 išklotinės, vėl 8 namą, vėl čia tas, nu, krizinis toksai, kur reikia spręsti tas krizės kažkokias. Bet Venera su Saturnu, bet principė, vat Venera su Saturnu, tai yra vat šito Trumpo konfiguracija. Jinai rodo, pas Trumpą jinai rodo būtent, kad vat jisai yra tas toksai, nu, to nekilnojamo turto vystytojas. Tai čia vat irgi ta vat konfiguracija nekilnojamas turtas yra. Tik tai tiek, kad jisai čia, nu, sunkiai, jisai matomai čia kažkaip vystysis, nes vat čia jeigu 4 namo, 4 išklotinės 4 namas, čia jisai pagrindinis yra, čia yra vandenis. O Saturnas yra, nu, yra 2 šeimininkai, Rahu ir Saturnas, vat, vandenio šeimininkai. Tai vat Saturnas stovi 8, taip, kad čia vat tos problemos, tos vat didžiulės kažkokios bus. Nu, bet Venera, su Venera, kadangi Venera ką čia valdo, nu, taip, 7 ir 12. Taip, kad čia vis tiek, čia jau jinai prasčiau jaučiasi, čia jau tos nuostoliai kažkokie gali būti pilnai. Tik tiek, kad vat 2 name finansų tų visų stovi Jupiteris su Mėnuliu. Tai vadinama Dhyana joga, tai yra turto joga. Taip, kad finansų čia pilna, bus jų čia. Tas bus finansavimas, bus matomai labai čia geras visas. Nes čia
Jupiteris šaulys stovi, Mėnulis šauly, čia labai gerai jie jaučiasi, čia labai gera šita kombinacija yra. Tai va, taip. Kas taip toliau, tada mes pasižiūrime 10 namo išklotinę. 10 namas tai yra, aukščiausia valdžia. Va, tai tos aukščiausios valdžios, kaip jinai ta valdžia sugebės tvarkytis, kaip jinai sugebės šitą, kaip jinai veiks, kokie jos ten tie politiniai sprendimai bus ir kokią jinai turės tą kaip administracinę galią, kokią turės. Tai ką mes matom vėl, su tuo šitas skorpionas, kylančiam ženklė kylantis ženklas skorpionas. Vėl krizės, vėl rodo krizę vėl. Ir skorpiono šeimininkas Marsas, vėl jisai yra 8 name. Taip, kad vėl ta pati tema tokia, kur valdžia turės spręsti čia visas tas krizės. Ir tai kadangi Saulė čia patyra tam kylančiam ženklė, tai čia valdžia turės labai stipriai reikštis šitą. Nes pavyzdžiui, kada buvo 21 metais ta krizė tų migrantų, tai to 10 namo išklotinė, tai buvo beveik 1 prie 1. Čia visas buvo irgi taip, Skorpionas, Saulė ir Marsas 8. Taip, kad panašus kažkaip panašiai kažkaip turės irgi valdžia dabar irgi veikti. Tik tiek, kad čia dar yra pirmas dalykas to Skorpiono, antrasis šeimininkas yra Ketu. Ir Ketu yra su debilituotu Jupiteriu. Ir čia trečio, šito 9 namo, ašis, tai matomai čia vis tiek ta žiniasklaida, ta matomai ten ta valdžia čionais ir toliau ten. Nes čia tokia kombinacija, šita labai tokia, juoda tokia, sakyčiau. Taip, kad ten tas jau purvo pilimas tenais jau jisai dabar jau pasiekė jau kaip sakant, viršūnė, bet čia bus dar kažkas tokio baisesnio dar. Čia šita labai negera tokia, Jupiteris debilituotas su Ketu, čia su Ketu šitas šeimininkas, tai čia kažkas tokio bus, matysime dar vieną, kaip visuomet, kiekvienas pajudėjimas valdžios bus palaidojamas, sumalamas ten su žemėmis. Tik tiek, kad iš kitos pusės 6 namas yra priešininkai, opozicija. O čia yra debilituotas Saturnas. Taip, kad ta opozicija jau silpna, bet dar vis bandys kandžioti su žiniasklaidos pagalba šitą. Dar vis bandys kasti. Bet kas yra gerai, čia yra 5 namas su egzaltuota Venera. 5 namas valdžios šitam kontekste tai yra tokia, iš tiesų politinė galia. Taip, kad jinai čia galia tokia matomai gausių pakankamai didelė šitą. Galės pasipriešinti. Ir tuo labiau, kad čia Venera vėl ta tokia, diplomatija tokia, tas pusiausvyros ieškojimas toksai. Taip, kad kažkaip matyt, vis tiek jinai gaus čia tą pagalbą šitą. Tokia, Mėnulis 2 name vėl šitam šaulyje, taip, kad čia jisai gerai čia jaučiasi, taip, kad ten finansinių požiūrių čia nebus irgi kažkokių labai didelių ten tų sukrėtimų šitą. Taip, ką čia? Dar galim pasižiūrėti, mes tą vadinamą Navamšą. Čia bus tokia, kaip sakyti, čia toksai aplamai valstybės visas tas toksai vidus toksai yra šitą. Ir vėl matome Saulę 1 tam name. Taip, kad kažkokios tokios didžiulės tos problemos bus ir turės būtent ta valdžia labai intensyviai visur jas spręsti šitą. Turėsim kažką tai tokio. Tik tiek, kad čia tas Merkurijus, čia kylančio ženklo, tas dvynys čia yra. Ir Merkurijus čia yra 10 name, bet čia jis yra ir retrogradinis, ir debilituotas. Čia taip
komunikacija ten tokia bus, nu, bendroji sumoje ta komunikacija bus tokia prasta labai šita. Bet tik tiek, kad čia kadangi kendra, tai čia vis tiek savotiškai tų, nu, kvadratas toks, tai savotiškai šitų jėgų čia bus matomai. Vėl Venera 5, jinai čia svarstyklėse, vėl ta va tokia kažkokia diplomatija, kažkokia kažkokios pusiausvyros tas ieškojimas, čia gal bus ir viskas bus čionais gerai. Ir bet čia ta ašis, vat, va, vėl Rahu su Marsu. Va, jinai čia vėl kažkaip išlenda tam bendram ir jinai vat vandenyje. Vandenis yra, Rahu vandenis čia yra technologijos. Taip, kad vat, matomai ten tos Marsas ir kartu tai čia vat tos, aišku, kad bus kažkaip tai, o kadangi 9 namas, tai, nu, ideologija, politikai, ten kažkokia filosofija kažkokia, tai matomai vat, bus kažkokie tie, nu, sprendžiami tokie vat, technologiniai ten tie, aišku, su karu susijusius, daugiausiai su karu susiję, va šitie kažkokie tokie dalykai bus sprendžiami čionais. Taip, kad gal čia šitas, vat, nu, tas jisai, ta kombinacija gal jinai ir neduos tokių labai blogų rezultatų, gal per sunkumus visokius, per visokias ten krizės ir visą tai spręsis ir šitą, nes, nu, sakau, jinai sunki ta kombinacija yra, bet kaip mūsų valstybės kontekste gal jinai ir nėra taip labai jau bloga, jinai tiesiog duoda kažkokius tokie per sunkumą išeiti į kažkokius gerus dalykus. Ir vat vėl čia Jupiteris su Mėnuliu, vėl Tadhana joga 11 name, vėl čia kažkokia tai, nu, finansai kažkokia, tai ten ekonomika tokia, taip, kad šiais metais visas tas dalykas jisai nebus blogai šitą. Bus pakankamai čia gerai. Tik tiek, kad, nu, vat ką ten duos, ką mums čia tos aukštesnės likimo jėgos duos, tai vat įdomiai. Ką mes čia gausime, ar labai stipriai per galvą, ar nelabai. Nu ką, dar galim finansus pasižiūrėti, čia vis apie finansų šnekų, tai ką sako finansai? Nu, finansai vėl sako Marsas, kylančiam ženkle, vėl viskas susiję su karais, su visais tais konfliktais šitą. Nu, o va, ir šita vat kombinacija Saturnas su, visa šita kombinacija Saturnas su Venera, ketvirtas vėl infrastruktūros visos čia, tos visos, nu, nekilnojamas turtas, va, taip, kad čia tos investicijos, matomai, čia Venera egzaltuota šita, taip, kad čia vėl tos, investicijos visos jos čionais eis, va, šita. Tik tiek, kad va čia tas antras namas jau jisai čia yra prastesnis. Čia jisai jau ir Rahu, Ketu stovi, Saulė, kad čia toks Merkurijus čia dar stovi. Taip, kad čia va tas kažkokie biudžeto persvarstymai gali būti, gal ten, nu, ten, kaip sakant, va tas karo, tai visai tematikai, tai bus skiriami tie pinigai, o va kitoms sritims, tai matyt, kad ten reikės kažką ten tokio jau daryti, kas čia. Ta šis čia Mėnulio, šita Vėžys, Mėnulis 9 name. Nu, Mėnulis 9 name čia labai gerai, labai neblogai jaučiasi. Čia yra gerai, čia savotiška tokia apsauga yra. Ir dar vienas, va, toksai, va, kas liečia finansus, dar vienas toksai dalykas, va čia, va, aš taip vėl grįžinsiu. Yra tokia savoka, tokia vedinė astrologija, Hora Lagna, kuri būtent rodo, vat, nu, irgi, vat, nu, dar vienas rodiklis, rodantis turtą ten visą. Tai va ta Hora Lagna, čia nemasimata, jinai čia stovi va šitam 5 name. Vėl 5 namas, 5, 9 labai geri namai yra. Nu, kadangi čia Šaulys ir Jupiteris aspektuoja, taip, kad čia irgi nėra labai blogai, nu, dar Saturnas su Venera aspektuoja šitą konfiguraciją. Venera gerai, o Saturnas, nu, nelabai čia, aišku. Nu, nereik norėti, kad viskas čia jau būtų idealiai šitą. Taip, kad čia su finansais, tai iš tiesų metai nebus prasti šitą. O, kur aš? Ne ten aš rodau, čia reikia rodyti. Čia taip problematiška man pastovi dingsta rodiklė. Tai va, nu, dar kartelį, vienu žodžiu.
Čia va tas va choro lagna stovi va čia va, tam 5 name su mėnuliu ir tas vat mėnulis, nu, čia jisai gerai jaučiasi. Ir kartu mėnulis yra liaudies signifikatorius, taip kad ir liaudis čia pakankamai, nu, tauta bendroji sumoji, čiagi nėra atskiri žmonės čia, vieni geriau, kiti blogiau jaučiasi, bet principe čia viskas turėtų būti, nu, neblogai. Jupiteris aspektuoja, nu, tiek, kad va Saturnas su Venera aspektuoja. Venera tai čia duoda gerus rezultatus, nu, Saturnas duoda prastesnius šitą. Nu, bet jis gali, kadangi mėnulis toksai, mėnulis su Saturnu daugiau tokius psichologinius dalykus, tokius duoda baimės, ten tokias visokias. Tai va, o šitam vat antro namo toje išklotinėje. Tai vat vėl mėnulis stovi 9 name, vėl geram name, tai yra ne mėnulis, o choro lagna. Nu, mėnulis irgi liūtė. Taip, kad čia irgi yra visai geras rodiklis ir kas čia jį, tik tiek, kad jį aspektuoja, ne čia, tiek, kad jį aspektuoja, kas jį čia aspektuoja. Na, va šitas, va toksai, va šitas visas, kombinacija šita, tos visos, nu, toks nelabai geras dalykas, aspektuoja vis dėlto. Nu, bet, sakau, čia nereikia norėti, kad viskas būtų idealiai. Nu tai va, daugmaž, sakau, šitų kažkokių baimių čia tų tokių yra teisybę pasakius, neaišku, kaip čia realizuosis savo mūsų šitą va tą kombinaciją, bet bendroji sumai, nu, neturėtų būti kažkas tokio labai čia blogai. Nes tam, kad būtų jau iš tiesų va, kažkoks ten karas, kažkas jau tokio, kur labai tokio blogo, tai čia turėtų tada jau eiti vat, iš 12, iš 3 čia, iš kažkokios, tai nu nėra čia nieko tokio. Taip, kad tikėsimės, kad viskas bus gerai. Nu tai ką tai tada? Nu tai dar kartą tada Lietuvą su gimtadieniu ir tada tiek tada. Nu iki.